dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir jeigu tai yra pirmasis šio kanalo video, kurį žiūrite, tai ko laukite, užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte nei vieno ateinančio video ir pasižiūrėtumėte, žinoma, ankstesnius šio kanalo įrašus ir nepamirškite pasidalinti, kaip visą laiką sakau, pakomentuoti ir taip toliau ir panašiai. Ir žinoma, šį kartą pasižiūrėti pirmosios Liepos mėnesio pirkinių siuntinių video dalies, nes šį kartą bus antroji dalis. Dar yra keletas daiktų, kuriuos noriu jums parodyti, siuntinukų, taip sakant, tad pasiruoškite puodelį arbatos ir susitiksime už minutę. Taigi, dar vienas siuntinys, kurį gavau po 2 maždaug su pusės mėnesio, tai yra iš Beach Cosmetics firmos. Jau kurį laiką norėjau keletos daiktų, bet iš tiesų siuntimas buvo labai brangus, po $30 ir panašiai, bet galiausiai padarė jį pigesnį, nors užtrunka praktiškai 3 mėnesius, bet žodžiu. Pasinaudojau progą ir tuo metu, neatsimenu kokia ten akcija buvo, bet aš pasinaudojau tą akciją. Ir pagaliau įsigijau šitą produktą antakiams, kurį irgi labai seniai norėjau išbandyti. Esu šiandien jį užsitepus, ar aš šiandien naudojau. Flawless Brow Trio. Irgi pasistengsiu, jeigu rasiu kainas, parašyti ant ekrano. Ir man labai patiko. Nuo pirmo karto ta vidurinė spalva yra ta, kurią aš naudoju. Ir šepetėlis žiauriai geras. Nu, man bent jau jis patinka, žinoma, nežinau, ar jį turi normalaus dydžio, taip sakant. Reikia apžiūrėti, nes net neįsivaizduoju, kokio numerio šitas šepetėlis. Ir spalva yra medium. Pasirinkau vidurinę spalvą, taip sakykime. Man atrodo dėl to, kad šviesi spalva, man atrodo per šviesi ir plus dar kažkokia tokia kaip raudona. O tamsi jau labai tamsi. Ir taip pat nusipirkau 2 lūpdažius. Jau turiu vieną lūpdažį iš seniau, iš tos pačios linijos, kadangi man jis labai patiko, tai sakiau, jeigu kažkada jau sumažins tas siuntimo kainas ar panašiai, tai būtinai įsigysiu dar bent vieną ir įsirinkau šitą iš Misceline kolekcijos. Čia yra viena youtuberė, aš turiu jos paletę kažkada išleistą pernai, man atrodo. O lūpdažiai vadinasi Long Lasting Matte Lipstick. Ir spalva, kurią pasirinkau, yra L'amour, pakuotė tiesa tokia. Ir spalva štai tokia vyšninė, sakykime, labiau rudeniui žiemai turbūt, nors man kartais vienodai šviečia, bet kada aš naudoju. Tai man labai patinka šitie lūpdažiai, irgi jeigu norite apžvalgos, tai parašykite. Yra iš šitos jos kolekcijos gal kokios 4 ar 5 spalvos. Ir pasirinkau iš įprastos kolekcijos, sakykime, tai dėžutė būna tokia. Color Black. Kaip matote, rašo ant dėžutės. Ir spalva, kurią pasirinkau, tiesa pakuotė šiek tiek skiriasi, yra True Heart. Ir tai tokia labiau raudona. Šitos nesu naudojus, tą kitą tai gal porą kartų esu panaudojusi. Stengiuosi kuo mažiau naudoti, bet po to sakau, nu taigi stovės dabar visą mėnesį, tai kaip čia. Ir nusipirkau 2 paletės. Vienos labai seniai norėjau nuo pirmo karto, kai ją pamačiau. Ir ne dėl to, kad būčiau gerbėja tos youtuberės ar panašiai, nes aš net nežiūriu jos video, antro, kad jinai youtuberė. Tai yra Carly Bible, bet man labiau norėjusi dėl spalvų ir dėl tų highlighterių esančio pačioje to didesnio formato, taip sakant. Man tiesiog, nežinau, mano dėmesį labai patraukė tos spalvos, nes neutralių spalvų palečių turiu, žinoma, ne vieną. Ir kita youtuberė, kurios video aš žiūriu, ir jinai man atrodo labai miela mergina, tai yra Shannon XO arba Shannon iš Naujosios Zelandijos. Jeigu jos dar nepažįstate, tai susiraskite ją. Jinai išleido taip pat su Beach Cosmetics savo paletę 9 lūpdažių, taip pavadinkime, ne, lūpų spalvų, kaip čia vadina, ir 9 šešėlių. Tai irgi pasistengsiu kažkada, na, tikėkime, netolimoje ateityje jums nufilmuoti apžvalgą ir pasidalinti savo nuomonę, ar aš jums rekomenduoju tas paletės ar ne. Viskas atkeliavo labai gerai supakuota, daug popieriaus, paprasto popieriaus, burbulinio popieriaus, tik kad labai ilgai užtrunka. Kažkada prieš kokius 3 metus, atsimenu, pirkau dar Lietuvoje būdama It's Judy Time paletę, man atrodo, ir gal kažkokias, man atrodo, pirkau tuo metu šepetėlius ir panašiai, tai Lietuva nukeliavo gal per 2 savaitės, o čia vos ne už kampą esame ir 2,5 mėnesio, bet žodžiu. Svarbiausia, kad tai paskutinis siuntinys mano gautas, dėžė visai nemaža.
Tai čia aš įsigijau šitas prekes iš vienos eBay pardavėjos, taip sakant, su kuria palaikau kontaktą per Instagramą. Man atrodo, aš jums ją netgi minėjau kažkada čia, nes nelabai seniai, sakykime taip. Tai nors šiuo metu jinai turi sveikatos, man atrodo, problemų ir panašiai, tai jinai nelabai užsiimė tais pardavimais, sakykime, ar ne. Tai ir teko man šiek tiek palaukti, nemažai palaukti šito siuntinio, sakykime, tai buvo mano kaip ir gimtadienio dovana savo, jeigu taip galima pasakyti, gavau dovanų pinigų iš mamos, tai čia galėtų būti ir mamos dovana, jeigu galima taip sakyti, ir paprašiau jos man nupirkti ir atsiųsti, žinoma, šitą highlighterį iš Sonia Kashuk, aš čia įdėjau tik tai blogai, Knockout Beauty Golden Gloves. Ir tai yra pirmasis gaminys, šitos firmos gaminys, kurį aš turiu. Ir labiau jį pirkau dėl, nežinau, sentimentų, taip sakant, nes mano vyras kažkada anksčiau praktikavo boksą, taip sakant, lankė boksą, mokėsi boksuotis ir taip toliau. Man parodė keletą dalykėlių, gal kažkada grįšim prie tos temos. Ir man patiko tos bokso pirštinės, nežinau, ir highlighteris atrodė šiek tiek šviesesnis, bet iš tiesų tai man jisai netinka, jis man labiau beveik kaip bronzeris ant manęs atrodo, o tas bronzantas, taip sakant. Tai nežinau, arba aš jį naudosiu kaip šešėlius, arba kaip bronzantą, arba tiesiog bus graži dėžutė ant stalo, taip sakant, nežinau. Ir šitas, man atrodo, kad jinai sakė, kad $20 kainavo, dabar jau tiksliai neatsimenu. Ir labiau aš norėjau turbūt ko kito, tai yra šitos paletės Alisos stebuklų šalyje, taip sakant, arba Alice Through Looking Glass, truputėlį liežuvis pinasi nuo tiek daug kalbėjimų. Tai čia, nežinau, ar įkvėpta, ar kaip pavadinti filmo, kuris irgi pasirodė, nežinau, prieš kiek čia mėnesių, 3-4, jau nebeprisimenu tiesą sakant. Tai labai norėjau, man patiko ir spalvos visų pirma. Ir šiandien aš pasinaudojau šešėlius iš šitos paletės, tai atvažiavo šiukšlės, jeigu girdite triukšmą. Ir pati dėžutė žiauriai nuostabi, turi frazių keletą, iš šono, frazė iš čia viršuje, taip sakant. Nepatinka man tik tai, kad iškrenta ta paletė. Ir plus atsidaro ir yra draugelis, o aš esu draugelių mylėtoja, taip sakant, tai aš negalėjau, ne dėl paties filmo tiesiog, ar tos Alisos ar panašiai, o dėl pačios paletės, čia iš Urban Decay tiesa, tai nusipirkau, jeigu norite dar vis dar apžvalgos, mano per kokybę ir Amazon galima rasti tą paletę, tai rašykite ir aš jums pasitengsiu šiaip ateityje nufilmuoti keletą makiažų, taip sakant, su šita palete. Bet žodžiu, žiauriai graži paletė. Tai tiek, dabar jau man atrodo, kad visi Liepos mėnesio pirkiniai, siuntiniai, nors techniškai tai yra praktiškai balandžio gegužės mėnesio pirkiniai, bet dėja, paštas dirba taip, kad geriau patylėti ir nieko nesakyti, taip sakant. Tikiuosi, jums buvo nenuobodu ir tikiuosi, kaip sakant, nepystate, kad padalinau į 2 dalis, nes taip man atrodo yra geriau, taip sakant, kai jau galėsiu kelti maždaug 20 minučių video, tai jau kelsiu 20 minučių video, taip sakant. Tai žodžiu, tai jeigu esate išbandę kažką, turite iš tų mano rodytų produktų tiek pirmame, tiek antrame video dalyje, taip sakant, tai būtinai parašykite savo nuomonę komentaruose, kad kiti žiūrovai pasiskaitytų ir žinotų, pirkti, nepirkti, išbandyti, neišbandyti, tai ką galima, žinoma, ką įmanoma dar įsigyti. Ir tiek, man atrodo, linkiu jums labai gražaus paskutinio vasaros mėnesio, taip sakant, ar ne, rugpjūčio mėnesio. Ir pasidžiaugkite, nežinau, kokie ten bus orai Lietuvoje, ar ten, kur jūs esate, kur gyvenate. Tai žodžiu, siunčiu jums daug bučkių, nepamirškite užsiprenumeruoti šio jūsų kanalo, komentuoti, pasidalinti ir taip toliau ir panašiai. Bučiukas ir pasimatysime kitą kartą. Iki!